Tai va, susitinkame Egipte Hurgadui. Dabar atvažiavom į Batikafą 5 metrų po vandeniu. Pažiūrėsim, panersim. Gal kažkas bus gero, gal ne. Šiaip esu buvęs, tai reikės pažiūrėti, gal kažkas naujo bus. Tai atvarim iš iki laivo, išbandys mus. Yra čia visko, išskrisnėja. Ako pafotkinsiu šitą, pafotkinsiu, sakau, man nereikia. Mane vienas čia laivas yra daugiau. Čia ne vieni mes plauksim. Laivų pilna. Tam pati Hurgada matos dar. ماذا نفير عشان نص البشرية بالصحاب؟ تعال عشان في روسيين عارفينك زبائن Su Hurgada matos krantu. Aišku, ne visa, bet šiaip matos. Toli liko miestas. Kažkaip sniaugus dieną. Tokia? Lithuania? Yes. Yeah, I like this country. This next to Russia, huh? This next to Russia, Lithuania. This whole country, I think, yeah? It's whole country, but it's independent. It's not like Russia, no. Yes, I know. Vėl rusais laikėm, čia labai daug tai kur kas Rusija. Kur čia nulipti? It's okay if you need it. There's a spare seat here. Hey, my friend, come on, jump. O sako šok. Бля, ботинок вниз поклюва. Gerai, ne? Ten tipo? O taip.
gaznyną panerti. Raudonoji drąsingiausia plūga. Taip pasižiūrėkit, kas po vandeniu. Tie giliai buvai nuvėręs. Aš negaliu plauk, man neleidžia kamera. Sakė su juo varyti. Bangos geros. Bet šiaip nėra šaltas vanduo. Šiltas. Ką? Nebuvo visiškai. Toks laivas mūsų. O tai kur gyvenam? Lemma, gerai atrodo vidury jūros. Ten miestas kažko matosi, ne? Neinu nerdą, ne per tokį druskingumą. Nieko čia neinu. Nenunersiu. Žuvies vien pagal, bandžiau. Nu. Oi. Liko mada plaukiam. Nėrcam došaus. Taip galvoju. 8 minutės pasimaudėm, rašo. Vaikai vis bando įlipti. Oi. Mūsų nardytojas. Aš manau, kad jo. Nu ką, mes čia prisižiūrėsim. Prisižiūrėjom jau labai. You can go if you want. No, don't go. Oh, okay. See any fishes? Oh, not really. A bit, yeah. Smagiau, tai gerai. What are you saying? Yeah, we have chow behind the boat if you want. Oh, okay. Chow, yeah? Sakė, dušas yra už. Jos matau, kuris susakė, ką jau dušas. Toks dušas čia vadinas dušas. Tai nupraust. Aš pasiklausiu. Lemba geras dušas. Cold? Summer. Sezon šalta. Egiptietis. Beveik 3. Kas, man tai visai šiltas. Ką? Man tai visai šilta, kai Lietuvoje -6 dabar. Visus mafijom vadina kažkodėl. Nuo druskų nusiplaut. No, it's okay. Yeah. It's okay. Tikrai noriu nupraust. Saulėlis jau. Vis mėgėdai prisimaudyti.
Taigi, parplukdino mus į Atgal į Marinos uostą, daugiau aš nieko ten nebefilmavau. Tame uoste dar pamačiau šį įdomų automobilį ir mes pasileidome atgal į viešbutį per Hurgadą. Tai čia matosi jau biški sutemusi Hurgada, čia yra Hurgados naujamiestis, tai jis visai, manyčiau, taip neblogai atrodo, daug visokių lempų, visko. Na, vienu žodžiu, pietiečių gyvenimas, bet patikimas kaip ir turistam, kad tu daug lempučių, jie netaupo elektros, vienu žodžiu. Na, ir dar po kelių dienų galiu pasidalinti vieną kelionę, kur išvarėme su keturračiais pasivažinėti. Tik tiek gaila, kad iš ten aš turiu labai mažai medžiagos, nes man tiesiog neleido pasimti savo kameros, nes sakė, bus per pavojinga man filmuoti, o kitų aš dalykų neturėjau kaip kameros prisitvirtinti, tik selfie sticką. Tvarios keturračiais padyko man pavažinėti. Kaip čia sėdėdam, tu pagalvi tik? Ką? Ir aš tai čia su savo kojamos prie stalo telpu. Kur mano kaljanas? Taip, suryšo, išdyšau, paslėpė. Tai vienu žodžiu, su keturračiais mes nuvažiavome maždaug per dykumą 17 km. Ten galim skaityti jau kaip ir Saharos dykumo, bet jau pašonė buvo. Su keturračiais davažiavome iki Beduino kaimo, bet aš labai greit supratau, kad jis tiesiog dirbtinai padarytas, nes netoli Šarmo Šeicho esu buvęs tikrame Beduinų kaime. Ten dar teko pajudinėti antrą kartą savo gyvenime Kupranugariu, kas buvo irgi gan dar įdomi patirtis, nors jau buvau tai patyręs. Na, o tada baigiame su šitomis pramogomis ir po kelių dienų išleisiu vlogą, kuriame mes daugiau analizuosime pačią Hurgadą ir keliausime po Hurgadą. Na, o po to video seks Luxoro video, tad paspaudžiam tą prenumeruot mygtuką, paspaudžiam tą laiką ir susitiksime po kelių dienų Hurgadoje. Na ir dabar buvome Hurgadoje, bet supratote, apie ką turiu kalboje.